Dažniausiai tokiu metu važiuoju į žvejybą, bet šiandien važiuojame visai kitur. Lekiam į Hanoverį, turbūt vieną populiariausių parodų tarp ūkininkų - Agritechnika 2023 metai. Bandysim ieškoti biznio galimybių ir taipogi užsiimsim agroturizmu. Tai va, tai pasimatysim tenais. Šią emociją, aišku, paliekam ir į darbą, ir į sodą mes važiuojame su Škoda. Plekai, nacionalinė Lenkų sriuba, pagrindinis ingredientas - jaučių skrandis. Prisivalgiam ir varom toliau, ane? Su palyda mes. Nešimas vidury dienos. Ką, varom? Ojei, ką padėsi. Gal geriau Andriu nebandytus mašinas. Tik žiūrėk, čia da vien. Čia? Eik tu savo, čia kaip jau. Eik tu savo. Keliaujam į Hanoverį. Lapkričio 13 vadinama preview diena Hanoverio agrotechnikos parodoj. Šią dieną renkasi daugiau visokie dileriai, biznismenai arba žmonės, kurie ateina daryti biznio. Dažniausiai visi kiti ūkininkai ir agroturistai renkasi truputėlį vėliau, pradeda eiti nuo 14 iki 18 dienos. John Deere atstovai užėmė stalą, kavą geria, pas mus ėmė konsultuoti, ypač su Aidu, nes Aidas turi 8 tionus, Linas 0, aš irgi 0. Ai ne, Linas jau turi vieną, nupirko modeliuką ką. Sutikom tą, kuris beleką žino. Beleką. 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 Pasakyk. Atsakysiu beleką. Ką matot? Brangu.